Labas vakaras, Marijampolės televizijos eteryje laikas žinioms. Ketvirtadienio naujienos trumpai. Marijampolėje pristatytas virtualių kelionių galimybės atveriantis projektas. Po Baltijos šalių miestus jau galima keliauti ir virtualiai. Marijampolėje buvo pristatytas analogų Lietuvoje neturintis projektas. Tikimasi, kad neišeinant iš namų pasivaikščioti bus galima ir po gražiausias mūsų miesto vietas bei įvairias įmones. Marijampolėje buvo pristatytas neseniai startavęs analogų Lietuvoje neturintis produktas – interaktyvi Baltijos šalių platforma 360 laipsnių. Tai yra internetinė erdvė, kurioje bus pateikiama informacija apie svarbiausius Baltijos jūros regionų lankytinus objektus, viešasias erdves, privačias įstaigas, parkus, muziejus, kaimo turizmo sodybas, viešbučius, sodybas įvairiausias. Šioje sistemoje kiekvienam vartotojui reikalinga ar įdomi informacija bus prieinama nuotoliniu būdu bet kuriuo paros metu. Čia galima apžiūrėti pasirinkto miesto erdves, gamtą, apsilankyti įmonėse, valstybinėse institucijose, patikusį viešbutį apžiūrėti ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus, rezervuoti kambarį, įsigyti bilietą į teatrą ar tiesiog pasižvalgyti po meno galeriją. Turistams ketinantiems atvykti į kurį nors šalies miestą, pasivaikščiojimas po virtualias jo erdves padės planuoti ir praplėsti apžvalgos maršrutą. Pagrindinė nauda bus paprastam žmogui, tam, kad jis atsirinktų, kur paslaugos atitinka jo įsivaizdavimą arba kiek jis bus pasiruošęs mokėti už tas paslaugas, kurias jis virtualiai aplankys prieš apsilankant ar tai kaimo sodybų, ar tai viešbutį, ar tai atvykstant į muziejų žmogui, ar tai iš Vokietijos, ar tai iš Suomijos, prieš apsilankant Marijampolės kažkokio tai įstaigoje yra žymiai paprasčiau apsilankyti interneto svetainėje, pasižiūrėti, kur jį domina, ar tai gamta, ar tai aptarnavimo kultūra, ar tai, sakysim, vanduo, ar privažiavimas, ar vietos vaikams, ar kitokios paslaugos. Ir tada žmogus turės didesnę galimybę pasirinkti. Interaktyvus miestas lankytojams suteikia galimybę aplankyti įvairias miesto viešas vietas – aikštes, bažnyčias, parkus, skverus, muziejus, galerijas. Virtuali ekskursija turėtų skatinti turizmo plėtrą, todėl būti šioje platformoje paranku ir pačiam miestui ir jame veikiančioms įmonėms. Todėl Marijampolės savivaldybės administracijos, kultūros ir verslo įstaigų atstovams projektas pristatytas siūlant ir mūsų miestą, gražiausias ir lankytinas jo vietas, įmonės ir įstaigas taip pat įtraukti į šią interaktyvią platformą, kad mūsų kraštas įtaigiai ir šiuolaikiškai būtų pristatytas milijonams vartotojų.